Kadangi esu iš katalikiškos mokyklos, tai tą pamoką pravedė toks jaunas klerikas. Sakyčiau, pačios pamokos, jeigu vaikinų dar netiek, tai merginų buvo labai seksistinės pamokos. Vakarietiškus standartus atitinkantis kokybiškas lytiškumo ugdymas mokyklose yra kur kas daugiau negu efektyvus būdas leidžiantis mažinti neplanuotų nėštumų skaičių ar apsisaugoti nuo lytiškai plintančių infekcijų grėsmės. Visų pirma, tai svarbi aplinkybė, galinti lemti jauno žmogaus gyvenimo pradžią ir leidžianti piliečiams savarankiškai ir sąmoningai planuoti savo ateitį. O svarbiausia, kokybiškas lytiškumo ugdymas turi tapti kaip saugios užuovėjos priemonė, leidžianti suprasti ir priimti ne tik save, bet ir kitus, be jokios gėdos ir kaltės. Tai ar Vilniaus mokyklose dėstomas lytiškumo ugdymas iš tiesų yra efektyvus ir atitinka vakarietiškus standartus? Pažiūrėkime, ką apie tai mano mokykla neseniai baigė vilniečiai. Norėjau jūsų paklausti, kai jūs mokėtės viduriniai mokyklai, kaip mokykloje atrodė lytiškumo ugdymo pamokos, ar jos apskritai buvo dėstomas ir kokia buvo jų kokybė? Tai buvo atskirai dėstomas berniukams ir mergaitėms. Negaliu pasakyti, kas buvo dėstoma berniukams, bet mergaitėms tiesiog buvo kalbama apie mėnesines truputį. Ir jo, iš tikrųjų tuo ir pasibaigdavo. Lytiškumo ugdymas tuo metu, pavyzdžiui, merginoms buvo labai kaip ir prastas, tarkim, atsimenu, nes dažniausiai būdavo tai, kad vietoj to, kad ten, tarkim, apsaugą reikia naudoti ir taip toliau ir visa kita, kad abortas yra pasirinkimas ir tai galima daryti. Vietoj to tai buvo labiau, kad net jeigu tave išprievartauja, abortų negalima darytis ir tai yra labai blogai. O jeigu dabar pasvajotumėt, kaip jums atrodytų, kaip jauniems žmonėms, koks turėtų būti geras lytiškumo ugdymas mokyklose, kaip jis turėtų atrodyti? Iš mano patirties tai gal geriau būtų pasimokyti kažką, tarkime, kaip prevencinės priemonės, kontracepcija ir taip toliau. Vietoj to, kad tau pasakytų, nedaryk nieko iki tol, kol būsi saugus, arba tada, jeigu padarysi, tai tikrai neabortuok, nes neduok Dieve. O kaip manot, kokie yra jaunų žmonių poreikiai labiausiai, apie ką jiems reikėtų išgirsti mokykloje lytiškumo ugdymo pamokose? Gal tiesiog reikėtų, kad nebūtų tokios stigmos labai dažnai, nebūtų smerkiami, kurie anksčiau pradeda, kurie vėliau pradeda. O koks turėtų būti mokytojas arba specialistas, kuris kalba su jaunais žmonėmis apie šitas temas? Turėtų būti jaunatviškas žmogus, kuris galbūt, sakykime, jaunesnių žmonių kalba labiau suprantamai paaiškintų tai ir patys mokiniai tada patogiau jaustųsi, klausant tokių pamokų. Daug informacijos turėtų būti visų pirma, turėtų būti savo srities specialistai. Ir kaip kolega sakė, kad įvyko kažkokie tai seksistiniai pasisakymai į vieną ar į kitą pusę, tai to neturėtų būti. Turėtų dirbti profesionalas, žinoti apie ką šneka ir kur šneka. Progresas lytiškumo ugdymo srityje vakarų pasaulyje prasidės dar 70-ame dešimtmetyje, Lietuvoje niekaip negali įveikti dar sovietmečio užaugusios kartos pasipriešinimo. Vilnius turi išmokyti likusią Lietuvą mylėti be gėdos ir būti savimi. Todėl išrinktas Vilniaus miesto meru užtikrinsiu, kad pirma, Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiaus su kokybišką lytiškumo ugdymą gebančiomis dėstyti nevyriausybinėmis ir jaunimo organizacijomis. Antra, mokyklų vadovams bus pavesta užtikrinti, kad visi Vilniaus moksleiviai bent kartą per pusmetį išklausytų kokybiškas lytiškumo ugdymo pamokas. Trečia, kokybiškos lytiškumo ugdymo pamokos Vilniaus mokyklose bus apmokamos iš savivaldybės biudžeto. Balsuokite už mane ir Laisvės partijos sąrašą kovo 5 dieną Vilniaus miesto savivaldybės rinkimuose.